Akys yra veido dalis, kuri gali leisti pasireikšti fantazijai. Nuo natūralaus vos pastebimo iki dramatiško makiažo. Būtent akių dažymas lemia viso makiažo rezultatą. Pasirenkant vokų šešėlius reikia prisiminti jų savybės. Tamsūs atspalviai vizualiai šiek tiek sumažina akis, tačiau puikiai pabrėžia jų formą. Todėl tamsaus atspalvių vokų šešėliai tinka didelėms gražios formos akims. Mažoms akims geriau tinka šviesių tonų vokų šešėliai, nes šviesūs tonai vizualiai didina. Harmoningai atrodo vokų atspalviai, kurie pasirenkami pagal akių rainelę. Naudojant kontrastingesnius dažus galima pabrėžti akių spalvą ir net ją pagilinti. Pavyzdžiui, prie mėlynų akių puikiai tinka rudi, oranžiniai ir auksiniai atspalviai. O prie rudų akių tinka tamsiai mėlyni ir žali, o prie žalių akių violetiniai ir šviesiai violetiniai atspalviai. Kontrastingų spalvų vokų šešėlius paprasčiausiai užtepkite ant blakstienų šaknų linijos ir išlyginkite link antakių. Ant apatinės akių vokų dalies vokų šešėlius tepti reikia labai atsargiai, kad jie nenutrupėtų. Užtepant vokų šešėlius svarbu juos gerai išlyginti. Jei naudojate keletą vokų šešėlių, geriau pradėti nuo šviesesnio tono, tada tamsius vokų šešėlius bus lengviau išsklaidyti. Perėjimus nuo vieno atspalvio prie kito ir užėjimą ant akių formos ribos sušvelninkite švelniu vokų šešėlių teptuku arba specialiu išsklaidymo teptuku.